Labadiena, dabar panagrinėkim, kaip įvykdyti mūsų turinio paskutinį punktą. Čia praleistų pamokų Instagrama pagal mokinius. Tai mes spaudžiam šitą punktą, ateinam čia pas mus tuščia, nueinam į mūsų praleistų pamokų lakštą. Čia jis tuščias. Pažymėkim šitą visą stulpelį, taip, išskyrus užtašyto viso aš jau nežymė. Paskui spaudžiam įterpti, diagrama. Ir dabar mūsų tikslas pasirinkti būtent histogramą. Taip, čia šitoje vietoje histograma matosi, taip, ir čia pas mus vaizdas, jau iš esmės priimtinas, reikia tik tai suvokti, ką mes čia bandom pavaizduoti. Tai nueinam tinkinti, toliau diagramos stilių vėlgi mes tą geltoną spalvą pasirinkim, paskui ten, kur pas mus diagramas įrašys pavadinimai, tai iš pat pradžių diagramos pavadinimą vietoj viso parašykim praleistos pamokas, taip, praleistos pamokos, taip, parašėm, paryškinam. Toliau, kas yra pas mus horizontalioji ašis. Štai čia šitoje vietoje šiek tiek reikėtų susimastyti, ką mums rodo šitas grafikėlis. Jis parodo, kiek mokinių, būtent kiek mokinių praleido tam tikrą skaičių pamokų. Būtent, pavyzdžiui, jeigu mokinys praleido pamokų nuo 0 iki 8, pavyzdžiui, ten 7 pamokas, 8, 5 ir taip toliau, tai tokių mokinių pas mus šita histograma, kaip jie rodo, pas mus bus 3. Toliau, jeigu mes paskaičiuosim, kiek mokinių praleido nuo 8 iki 16 pamokų, tai tokių matosi čia 5, taip. Paskui nuo 16 iki 24 tokių matosi 9. Ir, pažiūrėjau, paskutinį pasižiūrėjęs nuo 32 iki 40 tokių mokinių pas mus yra 2. Taip, reikia suvokti šitą histogramą. Taip. Čia skaičiai gana maži, nes mūsų šitas lakštas, kurį aš čia vaizduoju, jis nėra pilnai sutvarkytas, kai jūs pridėsit dar daugiau šiuo atveju dalykų, taip, kai užpildysit visus kitus dalykus, tai šitas paskutinis stulpelis turės žymiai didesnius skaičius, ir pas jūs greičiausiai šitų intervalų galbūt bus daugiau. Gerai, tai čia tiek apie suvokimą šitos histogramos. Iš to, ką aš pasakoju, tai tada tampa aišku, kaip pavadinti šitą horizontalinę ašį. Tai čia tiesiog būtų kiek pas mus yra praleistų pamokų skaičius. Taip, praleistų pamokų skaičius. Taip mes galim, pavyzdžiui, pavadinti šitą horizontalią ašį. Okay. Dabar pasižiūrėkim, kas yra vertikalioji. Vertikalioji, iš to mano aiškinimo, jums turėjo iš karto tapti aišku, kad čia yra niekas kitas, kad čia tai yra mokinių skaičius. Taip, mokinių skaičius. Štai čia ir viskas būtų. Taip, o kas lieka vėlgi su Ctrl+C nukopijuoti. Ir nueiti į mūsų kūriamą kopiją su Ctrl+V įklijuoti nesusijęs, pavyzdžiui. Taip, gavom šitą histogramą. Ir dabar, kai padarysit visą šitą dokumentą, užpildysit į visom diagramam ir atitinkamą histogramą, reikia failą atsisiųsti kaip Microsoft Wordą ir įkelti į Moodle. Ir štai čia būtų jau tiek iš tos trečios dalies
Ačiū už dėmesį.